plėšrieji paukščiai ir pelėdos, pavyzdžiui, bet va, šiuo atveju tai yra tas jūrinio erelio apsaugos projektas, nes tarptautiniu mastu saugoma paukščių rūšis. Čia ant karučių tai yra. Prie surasta didžioji dalis tų natūralių lizdų, jie apsaugoti, kad iškirstų, kertant miškus. Iškėlėm ten virš 100 dirbtinių lizdų, ten jiem kur reikia. Juos ten žieduojam visokiais spalvotais žiedais, kad paskiau su tokiu nuskaip. Saulius Rumbutis, su manim kolega Deivis Dementavičius ir atstovaujam Gamtosaugos projektų vystymo fondą. 7 metus vykdom jūrinio erelio apsaugos projektą ir štai Palangoje norim jums pristatyti tą projektą, papasakoti, ką mes veikiam, kokios problemos tyko šito paukščio jūrinio erelio ir ką mes atliekam gamtoje, kad šitas paukštis gyventų saugiau ir jų perėtų vis daugiau. Tai jeigu trumpai kalbant apie tą paukštį, tai jūrinis erelis yra didžiausias Lietuvoje plėšrus paukštis. Jo išskleisti sparnai gali siekti iki 2,5 metro pločio. Jis sveria apie 6 kg. Patelės yra didesnės už patinus. Na ir toks skiriamasis požymis gamtoje, kad suaugusio paukščio uodegos plunksnos yra baltos, todėl kai kuriuose kitose kalbose jis dar vadinamas baltauodegio ereliu. Tai čia matot sparno plunksnas, o uodegos plunksnos yra baltos spalvos. Na ir tokį apsiplunksnavimą įgyja 5-6 metų, kada sulaukia savo brandos. Nes 1, 2, 3, 4 metų paukščiai dar neperi, o tik tai 5-6 metų amžiaus pradeda perėti. Kodėl tam paukščiui reikalinga apsauga? Tai dar prieš kokį 30 metų jisai buvo skaitoma kaip globaliai nykstanti rūšis. Ir priežastis to iki galo nėra aiškios, bet mokslininkai mano, kad naudotas prieš 4-5 dešimtmečius preparatas žemės ūkyje DDT vardu pavadintas, gal esate tokį girdėję. Tai yra chemikalas insekticidas, kuriuo buvo purškiami laukai nuo kenkėjų įvairiausių. Ir tai buvo labai toksiška medžiaga, jinai neskildavo gamtoj. Šiais laikais naudojami cheminiai preparatai, jie gana greit suskyla gamtoje ir nekelia didelio pavojaus gyvūnams. O DDT preparatas neskildavo. Ir panašu, kad jūrinis erelis, kadangi yra mitybinės grandinės toj viršūnėje, jis gaudo ir žinduolius, ir paukščius, ir žuvį. Tai va, tas cheminis preparatas jo organizmuose kaupdavosi ir ilgainiui tos koncentracijos organizme pasiekdavo tokią ribą, kada paukštis žūdavo arba tapdavo nevislus. Patelės padėdavo labai plonalūkščius kiaušinius. Tiesiog perint, juos sutraiškydavo. Ir daug metų naudojant šitą preparatą, paukščių populiacija ėmė mažėti ir kai kuriuose šalyse katastrofiškai ir nemažai, kur jis visiškai išnyko. Todėl šis paukštis tapo globaliai saugomas. Na ir žinoma džiugu, kad prieš 10-20 metų prasidėjo populiacijos atsistatymo procesas. Nebenaudojamas šitas chemikalas, aktyviai Europos šalis pradėjo saugoti šitą paukščių rūšį ir situaciją dabar turime pakankamai neblogą. Mes savo projektą pradėjome prieš 7 metus su tuo tikslu, kad išsiaiškinti, kur Lietuvoje peri šitie paukščiai. Nes miškai dideli, surasti lizdų žinomų praktiškai nebuvo. Tai pirmasis uždavinys surasti tuos lizdus ir juos apsaugot nuo iškirtimo, nuo baidymo, kada, sakykime, mes su jumis poilsiaujam, prie ežerų kur nors, prie upių. Mes nežinom, kad tas erelis čia peri už kelių šimtų metrų. Tyrėjas
šiuo atveju deivis lipa prie lizdo žieduoti tų jauniklių, tai jeigu tas paukštis būtų agresyvus, tai gal būtų labai randuotas arba iš viso čia nebūtų, nes, kaip sakiau, paukštis yra labai didelis. Bet jie nepuola žmogaus. Skraido kažkur tai atokiau, nerimo balsą, kleketavimą tokį išreiškia, turi tam tikrą stresą tuo metu, bet kada tie jaunikliai greitai sužieduoja, žmogus iš lizdo išlipa, praeina geras pusvalandis, paukštis apsiramina ir toliau neša maistą tiems jaunikliams. Kaip sakiau, maistas žuvis maitina žuvimi, vandens paukščiais, stambesniais vandens paukščiais. Antys, žąsys, kormoranai, kirai. Jeigu iš žuvų, tai kokių žuvų tame vandens telkiny yra daugiausiai? Švedijoje yra gaminami tokie spalvoti žiedai, kiekvienai Europos šaliai skirtingos spalvos. Ir jie gaminami du žiedai, ant abiejų kojų. Ant vienos kojos dedamas taip vadinamas šalies žiedas. Jis yra raudonai mėlynos spalvos, Lietuvai skirtas. Na ir ar švedas pamatys, ar vokietis pamatys tokios spalvos kombinaciją, sakykime, pro panašų teleskopą. Gal jis numerių nematys ant to žiedo, bet matys tik spalvų kombinaciją. Jis galės pasakyti, kad tas paukštis yra žieduotas Lietuvoje. Ant kitos kojos dedamas koks nors, reiškia, žalias, mėlynas žiedas, kurį tais metais deda visų šalių ornitologai žieduojami. Tai mes žinom, kad mėlynai raudonas žiedas reiškia Lietuvą, o pavyzdžiui, ant kitos kojos nors žalias žiedas reiškia metus, kuriais jisai sužieduotas. Pavyzdžiui, 2009 metai. Ir dabar šiais metais sužieduotą paukštį pamatė estų ornitologas, pagal spalvas jisai pasakys, žieduotas Lietuvoje ant vienos kojos kombinacija, ant kitos kojos kombinacija reiškia šiais metais žieduotas. Jeigu jisai įžiūrės ir numerius, kas yra įmanoma, pavyzdžiui, su šituo teleskopu paskiau galėsit prieiti ir pažiūrėti, bet ten tolumoje matot, yra ženklas šito renginio. Baltuoja tolumoje kortelė, nežinau, kiek čia metrų yra, kokie 200 turbūt, kaip dėjai. Tai nesunkiai perskaitysit, kas ten yra užrašyta. Čia galbūt raidelės ir skaičiai truputėlį mažesni, bet iš kokio 150 metrų galima nuskaityti, kas ant to žiedo parašyta, taip kad paukščio mums sugauti nereikia. Mes galime fotografai, gamtos fotografai, kurie turi šiais laikais galingus fotoaparatus su teleobjektyvais ir fotografuodami paukščius prie vandens telkinių labai dažnai pamato tupinti jūrinį erelį, na ir žinoma, jį nufotografuoja. Paskiau apžiūrinėja tą nuotrauką kompiuteryje, žiūri, visiškai skaitomi tie žiedo numeriukai. Atsiunčia tą nuotrauką, mes aišku žinom visas kombinacijas tų raidžių, išsidėstymą ir galim gana tiksliai pasakyti, koks tai numeris, kokioj šaly, kada ir kokiam net lygiai žieduoti tie paukščiai. Profesionalam, ornitologam, televizijos laidos, radio laidos, įvairūs leidiniai, ką irgi galėsit pasižiūrėti, tai yra išleisti lankstinukai, kompaktiniai diskai, kur sudėta visa informacija apie mūsų nuveiktus darbus. Turime fotoparodą, kurią daugelis jau pasižiūrėjot, bet kas dar nematė, irgi prašom atkreipti dėmesį, kur sudėti ir gana meniškos nuotraukos pačio paukščio ir tokios darbinės, kurios galbūt ne visada kelia kažkokį estetinį pasigėrėjimą, kada yra nufotografuotas ar žuvęs paukštis, ar žuvęs paukščio embrionas, bet tai yra realybė ir jeigu mes žinosim apie tai, galbūt